Tai koks būtų jūsų ryškiausias, šilčiausias prisiminimas iš mokyklos laikų? Taip įdomiai gaunas, nes Toma, tu čia mokysi 2 metus, aš čia mokiausi 4 metus. Bet mes kaip tik irgi kalbėjom, kad nors aš čia ir 2 metus mokiausi 11-12 klasiai, bet tie 2 metai kažkaip numušė visus kitus metus kitose mokyklose. Tai 10 metų nublanko prieš šitus 2, tai vadinasi tikrai buvo tų ir šiltų atsiminimų. Bet, nu kas, turbūt kaip braižybos pamokos mūsų. Jo. Kur aš į braižybą eidavau tik dėl to, kad jinai ėjo į braižybą. Aš visiškai nieko su menu absoliučiai neturiu bendro ir braižyti moku tik su liniuotė, daugiau nieko. Matematikos pamokos, kaip nusirašinėdom kontrolinius? Jo, nedarykit taip negalima. Tikrai negalima, bet kadangi man matematikos egzamino nereikėjo, tai aš turėjau tiesiog gauti pažymį gerą. Tai... Kas dar? Kad istorijai reikėdavo visą laiką po vieną sėdėti. Vienintelis kabinetas, kur po vieną reikėdavo sėdėti istorijai. Tai labai trukdydavo komunikuoti su klasiokais. Bet mes sugalvodavom būdų. Ja. Šiaip iš tikrųjų mūsų klasė buvo tikrai labai smagi. Ir gal man, sakykime, pavyzdžiui, tie 2 metai ir buvo tokie smagus dėl to, kad klasiokai buvo, superiniai. Tikrai turėjom labai gerą klasę. Visą laiką veikdom viską kartu, jeigu bėgdom iš pamokų, tai visi kartu. Jeigu sugalvodom kažką, tai visi kartu darydavom ir visus temdom kartu su savim. Visą laiką vieni už kitus stovėdavom, padėdavom. Tai... Prisiminiau vieną įvykį. Labai, čia gal irgi, kai 9-okai mes buvom, vyko kažkoks tai čia aktų salėje interaktyvus vaidinimas. Ir vienas čiuvakas iš C-berods klasės, ar ką, jį išrinko kaip princą ir iš minios panelės rinko kaip princesės ir trūko vienos ir spėjo, kas pasisiūlė paskutinę princesę būti. Sandra? Aš. Ir spėjo, kas laimėjo grožio konkursą ant galo ir kieno vestuvės buvo. Ir kas turėjo dėti suknelę. Įstikinau, kad korsetai yra pats prašiausias žmonijos išradimas, koks gali būti, nes aš turėjau lysti korsetą. Tai... Jo, tai aš užjaučiu tas moteris, kurios ten, kuriam, nežinau, 17 amžiuje korsetus turėjo dėtis. Tai va, ryškiausias mokyklos prisiminimas, kad suknelę dėjaus. Jau prieš 10 metų tokie gan liberalūs buvom. Drag queen. Ne, šiaip tie metai šitoj mokyklai geri. Tikrai tų prisiminimų daug. Vieno po kito turbūt net. Iš tikrųjų, mūsų matematikos pamokos, mūsų braižybos pamokos, visur, kur mes kažkur susėdom, būdavo. Už tai mes dviesi ir darom tą interviu, nes, duetas. Kažkaip taip gavos, gyvenimas suvedė. Jo, šiaip aš į šitą mokyklą norėjau eiti, ta prasme, tai va, tas turbūt ir yra. Tas prisiminimas didžiausias, kad aš tiesiog norėjau eiti į šitą mokyklą. Tai nebūdavo taip, kad ten ryte atsikeli ir ten, nežinau, depresija paima, nes mokyklą reikėjo eiti. Jo. Tai va. Kokia pamoka buvo jūsų mėgstamiausia? Mano asmeniškai, kaip pamoka, tai istorija. Ta prasme, istorija, nes man patinka istorija. Ironiška, kad iš istorijos egzamino gavau 50, nes biški mokiausi ne tą, ką reikėjo. Bet dar ironiškiau tai, kad visi nuo manęs istorijos namų darbus nusirašinėjo. Nes aš 10-ukais istoriją mokiausi, tai čia toksai... Na tai, nes aš tau pats duodavau, to nereikėjo prašyti. Aš pati mokiausi. Jo, o šiaip... O jeigu pamoka kaip, ant pažvengimo, tai kur kartu sėdėdavom, nes... Tai beveik visos kitos. Jo. Ne, man irgi asmeniškai istorija ir lietuvių. Lietuvių, jo, literatūra. Literatūra, ne gramatika, gramatika. Bet ir gramatika faina. Bet literatūra. Nes, kad ir kaip bebūtų ta pamoka gera ir įdomia ir patrauklė ir įtraukia, padaro mokytojai. O tiek istorijos, tiek lietuvių mokytojus turėjom tikrai nuostabes ir po šiai dienai apie jas vis gerai atsiliepiam. Tai istorija ir lietuvių. Tai ką galite papasakoti apie savo klasės auklėtoją? Ta prasme, gera šiaip auklėtoja buvo. Aš nežinau, ar ne vis dar dirba. Stasė Glebienė jau nebedirba. Ne, nebedirba jau viskas. Gerai, ir gera matematikė buvo, tik kad, sakau, aš matematikos nemokėjau, aš nemėgau matiekos. Ta prasme, ties 10 klase mano matematika pasibaigė realiai, po to aš jau tik tai ją lygį dėl to, kad su visais klasiokais būt. Man matematikos visiškai nereikėjo.
Gerai, neauklėtoja, nu jau tokie, aišku, amžiui buvo, jau mus tokius biški hormonų daužomus ir vėlyvos, vėlyvos paauglystės tokius daužomus jaunuolius biški gal ir sunku suvaldyti. Nu ir mes labai buvom tokie su stipriom nuomonėm, bet šiaip labai asmenybės, tai sunkokas su mumis buvo. Bet nebuvo tas, kad nu, nebuvo sunku dėl to, kad mes kažką prisidirbdavom ar kažką padarydavom blogai. Sunku buvo dėl to, kad mes čia pusę politikų augot. Nu tai. Tai dėl to. Šiaip gera auklėtoja buvo. Jo. Norėčiau sutikti dar kada, jeigu išeitų kada nors gyvenime. Mes buvom pas ją po nuvažiavę, nebuvom pas ją į sodybą nuvažiavę kažkada tai jau po mokyklos baigimo. Tai kad ne, mes per šimtadienį buvom pas ją. Va. Ją pasiėmėm. Va, kažkur sakau, kad jūs buvom. Tai va. Tai ar vis dar palaikote ryšį su klasės draugais? Nu, kaip matot. Jo. Dar su pocium, nes dabar dėl kariuomenės. Dėl rezervo mokymų. Labai ironiška. Šiaip jo, Margarita irgi mano geriausia draugė po šiai dienai, tai iš tikrųjų, tikrai, kaip ir sakiau, mūsų klasė nereali buvo ir mes tikrai susibendravom visi daug ir, tie ryšiai išliko vienaip ar kitaip, vis tiek visi vieni kitus, aišku, su kai kuriais lakoniškai galbūt ten pasveikinom su gimtadieniu ir tiek. Ar ten palaikinam Facebook'e kokį gyvenimo įvykį naują, ten... Bet... Aišku, yra ir tokių, kur gatvėje pamatai, nori sveikinis, bet matai, kad žmogus net pažino, tu tiesiog nusisuki ir naini. Tai, bet jo. Aišku, principas tais, kuriais mokyklai daugiau bendravai, tai ir tas gyvenime išlieka vis tiek. Tai at some extent palaikom ryšį. Kažkiek jo. Jo. O, manęs kažkas ieško. Tai paskutinis klausimas, ko palinkėtumėte mūsų gimnazijai? Sakyčiau, nebijot rizikuoti. Jo, ir dar daugiau tų 20-mečio atšvęst, priimti ir ugdyti naujas asmenybės ir išleisti juos į sekančią kelionę. Ir šiaip, kad būt gera mokykla, nereikia būti reitingo viršui. Pasakysiu taip. Nes aš, kai baigiau pradinę mokyklą, aš bandžiau tiek į Vilniaus licėjų stoti, tiek į Žirmūnų gimnaziją. Į licėją aš jau šiaip savo pasižiūrėti, nes ten egzaminai, ten visi pasikėlė ir ta prasme, čia egzaminus reikia išlaikyti, kad čia įstot. Į Žirmūnų gimnaziją aš neįstojau dėl kitų priežasčių, nors labai aukštą vidurkį turėjau. Ir čia aš atėjau, iš dalies dėl to, kad mano mama anksčiau čia dirbo šitoje mokykloje. Atėjau čia, susiradau labai gerų draugų. Pasibaigiau gerai egzaminus, ta prasme. Išlaikiau gerai egzaminus, jo. Ir po to normaliai ir studijos pasibaigė, ir dabar, ta prasme, ir normalus žmogus užaugau. Žmonai, vaiką turiu, namą turiu, mašiną turiu, į darbą su kostiumu važinėju, nežinau, kom daugiau skūstis, ta prasme. Svajonę gyvenimo išpildai vaiką kariuomeniai. Jo. Taip. Tai kaip sakant, paruošė gyvenimą, normaliai. Tikrai taip. Taip, kad ir mokyklai paruošti asmenybės, ir visai mokyklos bendruomeniai mylėti ir saugoti savo mokyklą. Jo, o ypač gimnazistams, tai pasakysiu tokį gyvenime patarimą, kad tikrai nebijokit rizikuoti niekada. Nes, žodžiu, tas yra pasakymas, kad kas nerizikuoja, tas negeria šampano, bet taip ir yra. Aišku, nudėksi 1, 2, 3 kartus, bet po to vis tiek pasiseks galiausiai. Su egzaminais, su viskom gyvenime, ta prasme, jeigu išlaikai kažkokį blogą egzaminą ar ką, neužstrikties tom, varyt toliau ir viskas bus normaliai. Blogas pažymys ar nesėkmė kažkokia kelyje, tai nėra gyvenimo pabaiga, tai yra tik tai vienas mažas akmenėlis, kai žiūrėsim atgal, tikrai dabar, pavyzdžiui, neatsimenam nei vienas iš mūsų, kur mes ten kokį blogą pažymį gavom, nes tai nėra... Atsimenu, iš matematikos ketvirtai būtų. Bet tai nėra esminiai dalykai, kurie mums trukdo gyventi. Tai lygiai taip pat tiek jisai, tiek aš mokam susiskaičiuoti viską, ką mums reikia ir bet tai nereiškia, kad nesimokyt matematikos. Taip, tai nereiškia. Bet kuriuo atveju, blogas pažymys nėra pasaulio pabaiga, blogai išlaikytas egzaminas lygiai taip pat nėra pasaulio pabaiga. Tai stengtis įdėti savo visas jėgas ir siekti savo tikslų tiek mokyklai, tiek vaikams. Svarbu, ką įdedate į galvą, nei pažymių knygelį. Taip. And cut.